Labas rytas, rugsėjai. Labas rytas, gerbiami svečiai. Labas rytas, mokiniai, mokytojai, tėveliai. Ši rugsėjo pirmoji mūsų išskirtinė. Jinai ypatinga. Savo dalyvavimu mus pagerbė mūsų didžiai gerbiamas prezidentas Valdas Adamkus su ponia Alma Adamkienė. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas, Kauno miesto mero pavaduotojas Povilas Mačiulis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Kauno miesto savivaldybės nariai, administracijos atstovai, gausybė garbinių svečių gali išdidžiai pasakyti, mes turėsime garbingą įstaigą vadinama prezidento Valdo Adamkaus vardu. Nuoširdus dėkui už išskirtinę garbę. Mielieji, mūsų gimnazijos moto žemės ateitį kūrėme šiandien kartu. Ir tai yra aktualus, jis labai aktualus mūsų moto šiam ekologinių iššūkių amžiuje. Mes suvokiame, kad šiandien nepakanka vien kalbėti, bet labai svarbu daug ką nuveikti, kad mūsų žemė liktų žalia, kad mes galėtume kvėpuoti švariu oru, kad mes galėtume būti sveiki ir džiaugtis mūsų aplinką. Todėl įkvėpti asmeninio prezidento Valdo Adamkaus pavyzdžio, išskirtinių prezidento darbų aplinkosaugos srityje, mes pasiryžę visi kartu žengti žemės išsaugojimo keliu bei ugdyti atsakingas, draugiškas aplinkai, pilietiškas, pasižyminčias ekologinėmis kompetencijomis asmenybės, pradedant nuo pačių mažųjų ir augti, ir tobulėti, ir išeiti iš mokyklos subrendusiais žmonėmis. Prastuva. Prašom, dieną. Prastuva. Pabandyk. Ar norit galite išverst patys. Mes paskiau pabaigsim. Užduokit mes. Vienį mes prašom dar. Truputėlį galim testo. Netikriausia mokykla, bet prašom, visi galim. Kad auktų ir žydėtų. Ir giliukų daug būtų. Patraukiam dabar jau. Paprastas tai padaryti. Gerai, nevarkite. Aš trupučiuką irgi norėčiau. Prašom. Kas norit, prašom. Prisidėt už kasime. Čia mes dar pagriebsim truputėlį. Ir kadangi
Ir kadangi Gerumo ąžuolas, taip kaip ir jūsų mokykla, puoselėja tas pačias gražias tradicijas, o mūsų prezidentas yra šio ąžuolo pats iškiliausias žmogus, tai prašom jūsų, gerbiamas prezidentė, uždėti mūsų garbės atributą jūsų Paveldo gimnazijai.